Sveiki, gerbėmėjai Vaidaplakio žiūrovėliai. Nu, štai naujas Vaido video ir pažiūrim, ką jis turi mums papasakot. Labai įdomu. Sveiki, mėlyjei. Sveiks. Nuostabus pavasario rytas. Nu, bent jau vienas teisybės žodis iš Vaido burnos išėjo, tai jau labai gerai, bet dabar tikrai nekankinsiu nei savęs, nei jūsų, žiūrėdamas čia šito lėto kalbėjimo jo, tai dedam iš karto pusantro greitį ir varom toliau. Jau galiu sėdėti ryte anksti, be striukės, jau šilta. Anksčiau ir vėliau aš žinau, kad pavasaris ateis. Nu kaip įdomu, kad tu pasakai tokius dalykus, kurie yra akivaizdus. Na, tai yra teisybė, kurias neginčysi, bet pažiūrėkim, ką Vaidas toliau sakys. Aš tiesiog tikėjau. Čia toks neaklas tikėjimas, bet tiesiog remiantis logika, nes tai jau vyko 100 000 kartų, milijonus kartų. Vaidas tiki pavasariais, rudeniais, žiemom, vasarom, nes tai jau vyko milijonus, milijardus metų ir, to tikrai nenuginčysi. Tikrai jis negali to nuginčyti, bet pažiūrėkim, ką jis turi paginčyti. Milijardus kartų turbūt. Atėjo pavasaris. Nu taip. Jeigu kalbėti apie karą Ukrainai, apie kitus dalykus, aš manau, kad taip pat ateis ta diena, kada Ukrainoje pasikeis. Situacija bus pakeista situacija. Aha, matai, kaip jis negali pasakyti, kad Ukraina laimės ir Rusija bus sutriuškinta, bet ne. Ukrainoje bus pakeista situacija. Lyg tai kažkas iš aukšto, pagal jo logiką, čia Amerika viską valdo, tai Amerika ir ten Sorošai visi ten patvarkys, kad Ukrainoje kažkas pasikeistų, arba jo variantas, kuris jo lūkesčiai būtų daugiausiai išpildyti, tai būtų, kad būtent Putlerio armija sunaikintų Ukrainą. Iš karinės į taikos. Ir šitas laikas, aš manau, ateis neužilgo. Aišku. Aha, tu manai, kad ateis neužilgo, taip pat kaip manai, kad greitai Rusija per 3 ar ten kelias dienas paims Kijevą. Taip, tu manai, tai prieš metus su viršum jau tu taip sakei ir tavo žodžiai nuėjo šūniai ant uodegos ir mes žinom, tie, kurie kažkiek tai domimėms ir mąstome, žinom tavo nuomonės. Laimėjusių, bus nepatenkintų labai. Ypač bus nepatenkinti tie, kaip aš sakau, tie, kurie aklai tikėjo. Jo, čia tie aklai tikėjo tokie kaip aš, kurie remiam Ukrainą pastoviai ir tiesiog žinom, kad ji laimės, nes kitaip būti negali. Nes jei Ukraina kristų, tai krisim ir mes. Kitaip būti negali, mes neleisim to. Ir aš esu toks ne vienas, aš turiu bendraminčių, taip, ir mes remsim Ukrainą, sakėm, iki kol reikės. Kitų pergalę. Būtent, iki pergalės. Lietuvoje yra formuojama tokia nuomonė, kad Ukraina laimi. Na taip, Lietuvoje formuojama nuomonė. Kodėl jinai yra formuojama, man įdomu, kodėl Vaidas taip sako. Na taip, aišku, žino, kad čia būtų trečia kažkokia šalis. Ir vėl ta Amerika, sakykime, nupirkta Amerikos žiniasklaida. Tokiais šaltiniais, ko gero, ir remsis čia Vaidas. Naikina rusų karius. Atrodo, kad ukrainiečių nežuva. Nors, jeigu pasižiūrėti į masinės kapavietės Ukrainos, tai darosi graudu. Kai matai tūkstančius vėliavų ir ką tik palaidotus karius tai yra. O kas dėl to yra kaltas? Kas yra kaltas už tuos visus išžudytus ukrainiečius, sugriautus jų miestus? Kas yra kaltas? Naujas kapinės. Taip pat žuva ir Rusijos kariai. Žuva Rusijos kariai. Nes jie ten lenda. Jie lenda ne į savo šalį, jie peržengia Ukrainos teritoriją. Tai žinoma, kaip tu gali eiti, užimti svetimą šalį ir tikėtis, kad tave pasitiks su gėlėm ir sakys, kad mes jūsų laukime, ateikit čia, užimkit mūsų šalį, mes rusai tapsim. Aš nežinau, kiek be galima būti... Geriau, aš nesakysiu to žodžio. Lietuvoje yra formuojama tokia nuomonė žmonėms tokia nuomonė peršama, kad Ukraina laimi, Ukraina toj puls, Ukraina toj atsiims Krymą, rusai nebeturi ginklų. Taip yra peršama, čia galbūt net ne Lietuvoje, o daug kur yra taip sakoma, nes tai yra irgi strategija tam tikra ir jeigu tu jos nesupranti, čia Vaidai tavo problema, bet mes suprantam, ta dalis žmonių, kurie yra už Ukrainą, mes suprantam, ką tai norima pasakyti yra, kad taip yra kalbama. Tai čia nieko nenustebinsi tokiom savo prakalbom.
tie, kurie dar šiek tiek krūtina smegenis. Na, o savo žiūrovus, bambukus visokius, tai žinoma, tu tikrai nustebinsi. Nebeturi kariuomenė. Ir aš galvoju, o ką? Tam, kad palaikyti tam momentui tą moralę, tą žmonių, tą nuomonę, tokią, būseną, laikiną. Tai reiškia, yra visiškai nepagarba savo žiūrovui ir skaitytojai iš žiniasklaidos. Aha, o tai tu rodai pagarbą savo žiūrovams ir žiniasklaidai, ta prasme, savo žiūrovamėliams, rodai pagarbą, ne? Meluodamas jiems ištisus metus, tu rodai jiems pagarbą. Nu, labai šauniai rodai pagarbą, labai puiku. Laidos, nes jie realiai maitina šią dieną, kad išlaikyti tą, Ši diena jau vyksta metus su viršum laiko. Ukraina laikosi puikiai ir ji laimės. Ta psichozė, aš kaip sakau, Lietuvoje tai grinai tokia psichozė. Ir išlaikyta psichozė. Ir kyla man elementarus klausimas, kam? Taip, tai pats ir atsakykite tą klausimą, kam tu keli psichozę. Čia tu esi tos psichozės kelėjas. Čia tu kiršini žemaičius su lietuviais ir panašiai. Tu kiršini pačius tuos, kurie, aš nežinau, kaip bereikia įrodyti, tu kiršini tiesiog lietuvių su lietuviu. Tu kiršini tuos, kurie palaiko rusus, galim sakyti, ir tie, kurie eina už Ukrainą. Tu juos kiršini. Taip, tai tu esi tas kiršintojas. Ne žiniasklaida, ne kažkas. Žmogus, jeigu yra kažkiek mąstantis, jisai puikiai supranta visą tai. Ateis ta diena, kad galbūt mes pamatysim visai kitokį rezultatą. Ir ką tada? Taip, mes pamatysim čia rusus. Lietuvoje, taip, jeigu pasikeis ta geopolitinė tavo mėgstamas žodis situacija, tai tavo geriausias variantas, scenarijus yra tai, kad į Lietuvą grįš rusai. O apie to žmonės, ar bent kas nors pagalvoja, kas atsitiks su šitais žmonėmis, kurie aklai tiki, aklai yra pritikinti? Tai aš irgi esu tarptų žmonių, tai reiškia, aš esu aklai pritikintas. Bet kaip įdomiai, iš tikrųjų, jisai čia tokį skleidžia nesąmonės. Kai kurie sako, vaistų užteks visiems. Dalinai su to sutinku. Bet ar galima taip apgaudinėti žmonės? Vaidai, ar tikrai, ar galima, kiek tu dar ilgai apgaudinėsi žmonės, savo žiūrovės, kiek tu ilgai jų taip nepagarbiai su jais taip elgsies? Suprogramuoti žmonės, neapykantą vieni kitiems, suskaldyti žmonės. Būtent tavo biznis čia yra. Tavo biznis yra suskaldyti žmonės į vieną grupę, kurie yra pro-rusai ir tie, kurie būtent yra už Ukrainą, už Europą, kurie dabar gerai gyvena, kurie yra laimingi, tokie kaip aš. Aš niekados nesiskundžiu gyvenimu, man užtenka visko šiame gyvenime ir aplink mane yra tokių žmonių, kurie taip pat mąsto. Ir aš, žinoma, ir kitaip mąstančių. Ir tu nori tas būtent grupės sukiršinti. Atraskite Derko šampūną nuo bleizgų, mūsų kliniškai įrodytų veiksmingumą pašalina iki 100% bleizgamų jau po pirmo naudojimo. Aš dabar jau, realiai žiūrint į situaciją, aš kiekvieną rytą pasižiūriu, kokia situacija yra Ukraina. Žinoma, pradedu žiūrėti nuo Lietuvoje veikiančių užsienio korporacijų žiniasklaidos priemonių. Nuo užsienyje veikiančių Lietuvos, oh my goodness. Ir kas įdomiausia, kad perskaičius Lietuvos rytą, net neverta eiti skaityti Delfi 15 minučių, identiškai tie patys straipsniai. Tai vadinasi, yra vieno šeimininko kryptis ir... Gal ne identiškai, gal nėra ten copy-paste, sakyčiau ką, gal nemeluok vėl savo gerbėmiesiems žiūrovėliams, kurios taip gerbi. Jie transliuoja. Tas pats, kaip buvo... Matėt, tas tradicinis griebimas už nosies. Tas čia yra melagystės ženklas. Vaidas meluoja. Makrono prisikalbėjimai su Uršulė Kinijai, ne? Prieš tai dariau video, galite pasižiūrėti ir aš sakau, kažin kokia bus reakcija. Taip, sureagavo, kai kurie politikai sureagavo prezidentūrą. Ir rodo tokį nusivylimą. Jeigu imkim patį Nausėdą, tai atrodo, kad tai didžiausias kažkokios valstybės vadovas, kuris aršiai ten puola, reiškia savo nuomonę, Gabrielius Landsbergis. Ir Makronas paėmė ir pakeitė plokštelę. Paėmė tiesiog vieną. Makronas visada buvo toks skystalas irgi, panašiai kaip mūsų Gitanas irgi. Kur jam vėjukas papūs, ten jisai ir paplūs. Toks jisai nesupranta tos Rusijos grėsmės visiškai. Makronas, Prancūzija, taigi jie ten puikiai gyvena, viskas yra gerai. Ir jie negali net įsivaizduoti, kaip yra Rusijoje koks mąstymas. Tik mes galim tai suprasti, kurie gyvenome prie Rusų, kurie mes suprantame tą tokį jų mąstymą. Mes tai galime suprasti, kokie jie yra agresyvūs ir pavojingi. O Makronas taigi nesupranta, jam atrodo, kad ką čia kalbėti apie Makroną? Makronas visada skystaliukas toks. Dieną ir pakeitė plokštelę.
Ir sako, mes turim atsiriboti nuo Amerikos, nes Amerikos keliamos krizės, mes esame jas įtraukiami, mums šitas krizės visiškai nenaudinga. O, čia Vaidui tai patiko, jau čia tas Makrono žodis, tai jau kad atsiriboti nuo Amerikos, tai Vaidui, čia svajonių žodžiai. Kai kurie interpretuoja, kad Makronas kalbėdamas apie krizės, tai turėjo ekonominės krizės, o mano manimu, kad jis kalbėdamas apie krizės, jis turėjo omeny ir apie karą. O, tik paklausykit, Vaido manimu, taip yra visiškai kitaip, negu kad ekspertai ir tikrai tie, kurie supranta tai, ką sakė Makronas, tie kitaip, matai, jie suklydo, bet Vaido mintis yra žvitresnė už viską. Na, bet čia nesmė. Čia nesmė. Esmė yra ta, kad mūsų politikai yra visiškai nesavarankiški ir valdomi iš Vašingtono. Ok, propagandistų vėl visokie naratyvai, čia vėl visokios tai sąmokslo teorijos, kur mano folijos kepuraitė? Nesklaida, ir į tą yra įtraukti žmonės. Įtraukia žmonės, juos pasadinant vieno, šitą žodžio negalima naudoti, kai kas mane kritikuoja, naratyvą ant šitos bangos, ant šitos mados ir po to žmonėms ateina tas nusivylimas. Ir tie nusivylę žmonės būna dažniausiai labai labai pikti. O jie pyksta ne Delfi, ne Lietuvos rytų, tie, kurie juos mausti. Pikti. Tai čia apie tokius kaip aš tu kalbi. Ni hrina mes nesam pikti, nei kažkiek. Koks dar nusivylimas? Viskas yra gerai ir viskas bus gerai. Mes esam optimistai tie žmonės, dažniausiai tokie kaip aš, kurie remiame Ukrainą, kurie tikim pergalę ir kitaip ir būti negali. Mes nepasiduosim. Apgaudinėjo pastatę ant šitos mados. Jie pyksta ant tų, kurie prieštaravo visą laiką. Mes pykstam ant tokių melagių kaip tu, kurie kiršina lietuvių su lietuviu. Ant tokių tikrai mes pykstam, nes tu nesi geras žmogus. Tu gali apsimesti gerų žmogumi, bet viduje tu esi puvėsis. Tokia nuomonė. Vadovaudomėsi logika, bandė paaiškinti, kad nėra taip vienareikšmiškai, kaip jie bando parodyti. Aš pagalvojau, kad neverta dabar šį laikotarpį ten ginčyti su jais, nes, pabendrauti su jais neįmanoma. Logika jie nesivadovauja, proteliu irgi tik tai dalinai. Tai kuo mes vadovaujamiems, jei ne logika? Tai kuo? Čia tokia pagal tavo logiką, tai čia ruskiai mir period. Tai yra aklas toksai fanatinis tikėjimas ir todėl galvoju, tam periode dabar, perinamas periodas realiai, geriau veikti kažką ir daryti, konkrečiai veikti ir daryti ir neerzinti jų. Taigi, paėmėm su eglutės. Neerzinti mūsų tokių kaip aš. Ačiū, Vaidai, bet tik tai įvyktų tokių momentų, jeigu tu nebeskleistum visokių melagyščių ir nebekirštintum Lietuvos. Galvojam, kad būtų visai prasminga ir naudinga visiems abipusiai sukurti bendruomenę. Ne, dar viena reklama. Dar vienas centas Vaidai į sąskaitą. Vien jau nuo manęs 2 centai. Ne, 3 centas. My goodness. Facebook'e yra grupė, apačioje yra po video aprašas. Vėl tu tą savo Facebook'o grupę čia. Ir vieni kitiem padėti paprastais, elementariais darbais. Tai yra, kas turi sodybą, kas turi butą, kas turi namą, kas remontuojasi, kas aplinką tvarkosi, gal reikia padėti medelius sodinti, gal prūdą išvalyti, ar dar kažką tiesiog, Ar čia tu, Vaidai, skalbi savo mundurą, ar ką, aš nesuprantu, tu nenusiplausi savo judumo, niekados, tu visada mūsų akise buvai ir būsi tas toks Lietuvos antivalstybininkas. Ūkiniai, būtiniai dalykai, kurie galbūt, pavyzdžiui, vienam žmogui yra didžiulė našta ir tai yra sunku vienam padaryti. Ir mes būtum bendruomeniai, galim savaitgaliais ar bet kokią dieną tiesiog kiekvienas gali paskelbti, pas mane, tarkim, talka, pas mus, tarkim... Jis čia nori kažkokį utopinį pasaulį sukurti, kur žmonės liktai neturėtų kažkokių darbų. Bet juk tokia ir yra bendruomenė dažniausiai. Tie žiūrovai tokie, kurie yra ten bedarbiai, ten dažniausiai nieko neveikiantis, neturintis darbų, ir dėl to pikti, nes net nėra pinigų. Tokie ir yra žiūrovai, nes kitaip negali būti. Pavyzdžiui, aš turiu darbą, man yra pastovios pajamos, aš turiu pinigų, aš pasitaupau. Aš negalėčiau pasakyti, kad mano šalis yra kažkokia ten valdoma ar kažkokia. Net jeigu ir būtų, man yra gyventi gerai. Tai ko aš turiu skųstis? Vaido žiūrovai, tokie bendarbiai, ten atliekos irgi atmatos, gal ne atmatos, bet kažkiek logiškai ar protiškai nesveiki žmogeliai gal būti, kokie tu psichologinių turintys problemų gal. Taip, aš suprantu, tokie žmonės yra nelaimingi, jie pyksta ant viso pasaulio dėl savo ten visokių nesėkmių. Taip, bet Vaidai, tu nesakyk, kad mes, kurie turim darbus ir visa kita, tokie žmonės jungtumėmės į kažkokią tavo ten
kaip ten, amišų bendruomenė, kaip vienas iš mano irgi žiūrovėlių sakė. Mes tikrai to nedarysim. Mes galim pasisamdyti žmonės, kurie už mus padarys kažkokius tai darbus, jeigu mes patys nesugebam. Arba mes patys turim kaimynų, mes patys turim draugų, kurie irgi, jeigu reikės, atvažiuos ir padės. Tai why the hell... Oi, kodėl aš atsiprašau, Vaidui nepatinka labai anglicizmai. Tai kodėl po 100 turėtumėme eiti kažkokias tai bendruomenės ir eit dirbti kitiems, ta prasme, aišku, tie irgi ateis dirbti, bet gal jie negalės tuo metu, ar kažką. Ir vėl liksi vienas ant ledo. Bet Vaidas, kadangi yra žinomas, pas jį visada susirinks tų bukapročių bendruomenė kažkokia gaujelė ir jam padės nudirbti darbus. Tai aš nesistebiu iš viso, kad Vaidas nori susiburti tokią robotukų, kaip sakyti, armiją, kuri aklai jo tiki ir padarys jam visus darbus, kokius tik reikės čia jo tame sodyboje. Reikalinga pagalba tokiam miestą, tokią valandą, susitikęs šitą žmogumi ir kas gali atvažiuoja šitam žmogui padėti. Tiesiog vieni kitiem padėti. Matom, kad žmonės dar nedrąsus, nėra labai drąsus, tai mes su Eglute paskelbėm savaitgalį talką pas mus sodybai. Tie, kurie nori atvažiuoti, tie, kurie dar nesate įstoję mūsų grupę, galite atvažiuoti, susiekit su manim ar su Egle. Žiūrėk, su Eglute jau jie talką paskelbė. Ir vat jau ten yra surinkę kažkiek tai žmonių, gerai, tarp jų esu ir aš irgi esu insifiltravęs ir į jų tą bendruomenę ir man labai įdomu pažiūrėti, ką jie ten veiks. Taip pat ir mano bendraminčių, žinau, yra tenais ir mes ten puikiai, kaip sakant, pritapom tipo, bet tik tai ten show elementas, kaip sakant, ir jie niekada nesižinos, kas mes ten iš tikrųjų esam. Mūsų anketos yra tikrai senos. Kaip atvažiuoti, kur? Ką mes veiksim? Veiksim tiesiog. Žemę lyginsim, vėją sodinsim. Išsinuomavau bobkatą, pralyginsiu žemę kai kur. Vaidas irgi, matot, išsinuomavo bobkatą, ir jis darbuosis, ir jo visi robotukai, tie jo tokie durniukai sulėks jam ir padės. O kai reikės jiems pagalbos, Vaidas bus užsiėmęs, jis ten bus kažką išvažiavęs, pafilmuoti, pakalbėti jam reikės, nufilmuoti laidą ar dar ką nors, Vaido tenais pas savęs jūs nematysite. Sodyba sena yra, tai kiekvienais metais po truputį puošiamės. Ir tiesiog, kas turit grėblį, kastuvą, šiupelį, kokią atsivežat, pirštinės duosim, pamaitinsim. Žodžiu, savo įrankius atsiveškit, bet duosim jums kažką ten užkast ir dar pirštinės neduosim. Kaip čia pigiai nori Vaidas, pigią darbo jėgą turėt. Pabūsim, pašnekėsim, padiskutuosim, pasidarbuosim. Žinoma, taip, dar savo tą naratyvą paskleisi prorusiškai. Aš manau, kad visą vasarą mes galėtume kažkokį tai savaitgalį pas kažką daryti, talkas pas vienus, pas kitus, aišku, pas visus gal neprilakstysim. Taip, būtent auksinė žodžia, čia Vaidas apsidraudė. Čia yra Vaido draudimas toks. Pas visus tikrai nepalakstysiu, bet aš manau tikrai, kad jis gal pas kažkokį vieną iš artimesnių čia ir atlėktų, bet draugų, ta prasme. Bet pas kitų svetimų jis tikrai nevažiuotų. Jis pasiteisintų tuom, kad yra užimtas dabar filmavimais, taip toliau, ir tikrai Vaidas nėra ten darbo žmogus. Tikrai atvažiuosim ir yra smagu, kada mes paskelbėme grupėje talką ir kaip yra smagu žiūrėti, kada žmonės vienijasi, vieni kitus siūlo pavežti. Taip, žinoma, tau yra malonu žiūrėti, nes čia pas tavęs atvažiuos darbuotis, taip, atvažiuos pas tavęs ir tau veltui už ėdalą ir už pirštinių porą tau padarys sunkius darbus, galima sakyti, taip. Tai kas nesidžiaugtų? Kad su vienu automobiliu vienam žmogui nevažiuot, automatiškai susimeta ant kuro. Tai yra fantastika. Taip, tai yra ir aš fantastika. nustebau, aš galvojau, padarysime tą grupę ir ateis ten 50 žmonių, 100 žmonių. Ir mes jau turim 500 žmonių. Jūs turit 500 žmonių, bet nepamirškit, kad ir aš ten esu tarp jų. Ir dar yra mano kolegų tenais tarp jų. Mums tiesiog įdomu jūs pastebėti, ten jūsų tas blevizgas visas paskaitinėti ir po to biškį tarp savęs pajuokauti. Vaidai, tu čia nesigirk, ten yra daug tokių interesantų iš šono, kuriems tu tiesiog esi kaip pašaipos objektas, arba kaip toks vienas iš tokių pavojingų, kuriuos reikia stebėti. Tai mes ir žiūrim. Per savaitę, per kiek čia? 2 savaičių. 500 žmonių, visi aktyvūs, visi trokšta kažką veikti. Smagu, kai kurie atvažiuos, kai kurie negali, kai kurie užsienį yra, bet tikrai stoja grupė ir svajoja grįžti į Lietuvą. Tai yra gera, aš manau, ir mes turim dabar šį laikotarpį tiesiog išgyventi, vieni kitiem padėti, vieni su kitais bendrauti, nes aš matau, kai kam važiuoja stogai, matant visą šitą idiokratiją. Tiesiog žmonės jaučiasi vieniši, kai kurie yra susipykę su artimaisiais, brolis su broliu nebendrauja. O dėl ko? O dėl tokių kaip tu, Vaidai. Dėl tokių kaip tu. Nes tu kiršini. Čia ne kažkas kitas, čia ne žiniasklaida. Čia tu kiršini.
Vyras su žmona nebendrauja. Vaikai su tėvais nebendrauja. Taip, nes vaikai yra protingesni. Jie pasižiūri internetus, panaršo, pasižiūri vieną informaciją, kitą informaciją, jie atsirenka, kas yra tiesa. Ir jie mato, kad tavo tiesa yra melas. O vat, kai susidarai bendrą vaizdą iš daugiau šaltinių, tai tu pamatai tikrąjį vaizdą. Taip. O ką tu sakai, pamatai, kad yra gryniausias paistalų maišas. Nes tarkim, vieni prisižiūri panoramų, kiti įjungia logiką. Nu taip, būtent, taviškiai žiūrovėliai gal ir pažiūri tas panoramas, bet iš po panoramų lekia į tavo kanalėlį ir vat į galvą tiesiog prisikrauna tavo šūdą. Va ir tokie paskiau pykstasi su žmonom, seneliais, vaikais ir taip toliau. Su tais pykstasi, kurie dar kažkiek turi loginio mąstymo, kritinio mąstymo, o tie, kurie mąsto tik tai vat, kaip tų teorijų sąmokslo logikomis, tie ir tik tai tavimi. Viską žiūri, mąsto, sąmoningai analizuoja ir nebeina susikalbėti. Būtent. Ir ta situacija. Būtent, nebeina susikalbėti. Gerai, matau, jau 20 minučių viršijau limitą, čia bus nuobodu tikrai žiūrėti jums. Gal ir užteks, čia Vaidas, manau, didžiumą savo tiesų pasakė, jis čia toliau, ko gero, tik tai vėl kalbės apie savo amišų renkamą bendruomenę, nors amišai iš tikrųjų vat, yra religingi žmonės. O Vaidas, aš tikrai žinau, kad jis yra ateistas, dievais netiki, tai įdomiai, kaip čia jis tą savo sektą valdys. Bet vienu žodžiu, svarbiausia jam yra tai, kad jo sekta jam padarytų visus ūkio darbus. Tai jo yra tikslas, o kitiems, kai reikės pagalbos, Vaido tenais nesusitiksit. Ten atvažiuos gal kiti žmonės, bus jau mažesni būreliai, nes ten žmogus kažkoks bus paprastas ir nežinomas. Žinoma, pas Vaidą tai atvažiuos žmonių, nes, kaip pas savo tiesos skleidėją, kaip neatvažiuosi, kaip nepasidarbuosi, taigi važiuojam, pasidarbuojame, sutiksim savo žvaigždę, štai, ojojoj, tai žinoma, čia viskas suprantama, viskas suprantama, nieko čia nuslėpsi nuo logiškai mąstančio žmogaus. Nuo debilo, žinoma, debilas to nesupras niekados. Tai va tiek, gerbėmieji mano protingieji žiūrovai, tikiuosi, kad protingieji čia daugiau žiūri negu kažkokie tai debilai, nors yra ir debilų, matau iš komentarų, bet nevardinsiu jų tikrai. Tegu žiūri, kam patinka, man tiesiog aš išsišnekėjau, mano tikslas yra išsikalbėti ir šiek tiek paviešinti Vaido nesąmonės. Tai kiek galėjau, tiek paviešinau, aš irgi nesu ten kažkoks proto bokštas, aš tik tiesiog matau, kur nusišneka Vaidas, ten ir pažymiu, kažko ten labai daug išaiškinti negaliu irgi, bet ir Vaidas irgi čia nieko neišaiškina, jis tiesiog mala šūdus ir viskas, o aš į tuos šūdus atsitaškau. Tai viskas, ačiū, kas pabuvote ir iki kitų kartų. Iki.